Pasaulinė pieno rinka. Iš pirmo žvilgsnio, tema gal ir neatrodo labai jaudinančiai, karvės, pienas, sūris, viskas lyg ir aišku. Taip, gana paprasta. Bet šiandienos šaltiniai, kuriuos nagrinėsim, rodo, kad po tuo ramiu paviršimiu ten verda tikra audra. Turime reikalus su visišku, paradoksu. Būtent. Prognozuojamas milžiniškas pasaulinis pieno trūkumas, bet tuo pačiu metu, kaip tik dabar, kai kurie regionai tiesioginio to žodžio prasme skęsta pieno perteklyje. Ir tai yra didžiausias galvosūkis. Ir šiandien, manau, pabandysime jį išnarplioti. Panagrinėsime, kodėl pasaulinė sistema siūčia tokius prieštaringus signalus. Gerai. O tada pasinersime giliau. Pažiūrėsime į 3 pagrindinius žaidėjus – Jungtinės valstijas, Europą ir Naująją Zelandiją. Kiekvienas iš jų žaidžia visiškai skirtingą žaidimą. Ir nuo to, kaip jiems seksis, priklausys, ką ir už kokią kainą valgysime ateityje. Gerai, tai pradėkime nuo to didžiojo paveikslo. Analizė rodo, kad 2025-aisiais pasaulyje susidarė net 11 milijonų tonų pieno perteklius. Atrodo, galima atsipalaiduoti? Atrodo, kad viskas gerai, taip? Taip. Bet tuo pačiu metu ilgalaikė prognozė, žvelgiant į priekį į 2035-uosius, piešia tokį, apokaliptinį vaizdą. Potencialus 20 milijonų tonų deficitas. Palauk, kaip tai įmanoma? Taip, kaip? Kaip per 10-metį nuo tokio pertekliaus galima nušokti į tokią gilią duobę? Šis deficitas nėra klaida skaičiavimuose. Tai yra tai, ką analitikai vadina nepatenkinta paklausa. Nepatenkinta paklausa. Ką tai reiškia paprastai? Paprastai tariant, tai yra projekcija. Kas nutiktų, jeigu paklausa augtų natūralu tempu, o pasiūla tiesiog nebespėtų iš paskos. Supratau. Tai tokia signalinė raketa, pranešanti apie artėjančias aukštas kainas ir, aišku, aršią konkurenciją. Kainų etiketės gąsdinančios. Būtent. Problema slypi ne paklausoje. Problema yra pasiūloje. 2 iš 3 didžiausių pasaulio pieno eksporto jėgainių, Europos Sąjunga ir Okeanija, jos, pasiekė savo augimo ribas. Ir kas tas pagrindinis stabdis? Aplinkosaugos reikalavimai. Nitratų direktyvos, amoniako emisijų ribojimai. Visa tai reiškia, kad, tiesiog fiziškai nebegalima didinti karvių skaičiaus ar plėsti ūkių taip kaip anksčiau. Supratau. Gamyba tampa ne tik sudėtingesnė, bet ir gerokai brangesnė. O kas vyksta pačiuose ūkiuose? Juk tai ne tik popieriniai reguliavimai. Kaip tai paveikia, kasdienį ūkininko darbą ir išlaidas? Tai paliečia pačią verslo esmę. Stebime reiškinį, kurį galima pavadinti, pigaus pieno gamintojo eros pabaiga. Skamba rimtai. Taip. Nes per pastaruosius 5 metus vidutiniai pieno gamybos kaštai pasaulyje šoktelėjo beveik 20%. Ir tai ne koks trumpalaikis vyravimas. Ne pašarų kainos? Ne. Tai nauja realybė. Brangsta viskas. Žemė, technika, darbo jėga, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimas. Viskas. Ir koks to rezultatas? Negailestinga konsolidacija. Skaičiai, tiesą sakant, pribloškia. Vos 3% didžiausių pasaulio ūkių dabar pagamina net 60% viso pieno. 60%? Taip. Didieji ryja mažuosius, nes tik jie gali sau leisti investuoti į efektyvumą, kuris leidžia išgyventi tokiomis sąlygomis. Vidutiniam ūkiui tai yra, išlikimo drama. Gerai, tai pasaulinė pasiūla stringa, kaštai auga, tai atrodo kaip tobula niša kažkam, kas gali pagaminti daugiau. Ir čia panašu į sceną žengia Amerika. Būtent. Ir su tokiu netikėtu koziriu, kad iš pirmo karto sunku patikėti. Kaip jautiena susijusi su pieno pertekliumi? Taip. Čia ir prasideda įdomiausia dalis. 2025 metais JAV buvo, fenomenalus. Pieno gamyba augo greičiausiai per 2 dešimtmečius. Oho. Ir pagrindinis variklis buvo ne pieno kaina, o būtent jautienos kaina. Ūkininkai atrado genialią, bet kartu ir rizikingą strategiją. Ją vadina jautiena iš pieno galvijų. Kaip tai veikia praktiškai? Labai paprastai. Pieninių veislių karvės yra masiškai sėklinamas mėsinių bulių sperma. Rimtai? Taip. Atsivestas veršelis mišrūnas yra neįtikėtinai vertingas.
Kelių dienų amžiaus toks veršelis rinkoje kainuoja virš $1000. 1000? Taip. Palyginimui, grinaveislis pieninis veršelis kartais tevertas kelių $10. Skirtumas milžiniškas. Negaliu patikėti. Vadinasi, ūkininkui staiga jam pasidaro pelninga laikyti net ir senesnę, mažiau produktyvę karvę, nes ji vis dar gali atsivesti tą auksinį veršelį? Tiksliai. Ši strategija visiškai pakeitė ekonomiką. Karvės, kurias anksčiau būtų tiesiog išbrokavę ir išvežę į skirdyklą, staiga tapo pelno centrais. Tai dirbtinai išpūtė bendrą melžiamų karvių skaičių, nors, kas įdomiausia, grinaveislių pieninų telyčių prieauglis pasiekė istorinės žemumas. Tai dėl to ir buvo tas pieno perteklius. Taip, dėl to JAV rinka ir buvo užpilta pienu. Ne todėl, kad ūkininkai staiga tapo efektyvesni, o todėl, kad jiems tiesiog apsimokėjo laikyti daugiau karvių. Dėl mėsos. Bet palauk, stabtelkim. JAV rinka užpilta pienu, bet tuo pat metu ekonomika lėtėja, žmonės taupo. Logika sakytų, kad vartojimas turėtų mažėti. Turėtų. Bet šaltiniai piešia visiškai priešingą vaizdą. Kas čia vyksta? Kur tas visas pienas dingsta? O čia atsiskleidžia antrasis JAV rinkos fenomenas susijęs su farmacijos pramonė. Farmacijos. Taip, nors žmonės rečiau valgo restoranuose, maisto pardavimai vartojimui namuose auga. O pagrindinis šio augimo variklis yra, neįtikėtina GLP vienuoto medikamentų banga. Tų kaip Ozempic. Būtent. Tai svorį mesti padedantis vaistai. Ir koks ryšys tarp jų ir pieno? Vartojant šios vaistus, organizmui reikia itin daug baltymų, tam, kad būtų išsaugotas raumenų audinys. Supratau. Ir pieno produktai čia yra idealus šaltinis. Dėl to Amerikoje kilo tiesiog nepasotinamas graikiško jogurto, varškės sūrio ir svarbiausia, aukštos koncentracijos išrūgų baltymų miltelių poreikis. Oho. Gamintojai, kurie gamina išrūgų baltymų izolatus, jie dirba 100% pajėgumu. Ir nespėja suktis. Tai ne šiaip tendencija, tai fundamentalus rinkos pokytis. Žodžiu, viena vertus ūkininkai augina karves dėl brangių veršelių, gaudami pieną kaip šalutinį produktą. Taip. O kita vertus, žmonės vartojantis svorio metimo vaistus superka visus baltymūnius produktus. Skamba kaip tobula audra. Bet ar tai tvaru? Kas bus, kai jautienos kainos kris? Čia ir yra didysis 2026 klausimas. Ar ūkininkai neįsivarė savęs į kampą? Prognozuojama, kad jautienos kainų pikas jau praeityje. Pelningumas iš tos strategijos ims mažėti. Tai reiškia, kad ūkininkams, nebeapsimokės laikyti tų mažiau produktyvių karvių. Tai pieno pasiūla turėtų mažėti. Taip, pieno pasiūla JAV pradės trauktis. Tačiau baltymų bumas, kurį skatina farmacija, jis niekur nedings. Supratau. Taigi metai bus tarsi padalinti į dvi dalis. Stipri pradžia su daug pieno, kainų spaudimų sūriui bei sviestui, o antroje pusėje pasiūlos mažėjimas. Ir tikėtina, kad išrūgų baltymų kainos, jos išliks kosminės. Gerai, vaizdas JAV tikrai intriguojantis, bet kol Amerika spaudžia akceleratorių pasitelkdama tokius netikėtus svertus, Europa atrodo traukia rankinį stabdį. Kodėl toks didžiulis skirtumas? Skirtumas yra fundamentalus. JAV veikia laisvosios rinkos principų, yra pelnas, gamyba auga. Europoje viską diktuoja reguliavimas. Ypač tankiai apgyvendintose vakarų Europos šalyse kaip Nyderlandai, Airija ir Vokietija. Aplinkosaugos teisės yra tokios griežtos, kad apie gamybos augimą, negali būti nekalbos. Priešingai, kalbama apie priverstinį mažinimą. Bet juk 2025 pabaigoje Europa kaip tik patyrė didžiulę pieno antplūdį. Kaip tai suderinama su mažėjimo tendencija? Tai buvo labai apgaulingas ir trumpalaikis reiškinys. Pieno perdirbėjai išsigandę prognozuojamo ilgalaikio žaliavos trūkumo, pradėjo tarpusavyje konkuruoti dėl pieno ir mokėti ūkininkams dirbtinai iškeltas kainas. Leisk atspėti. Ūkininkai pamatę aukštas kainas, pagamino dar daugiau pieno. Tiksliai. Įvyko tai, kas visada įvyksta. Ūkininkai sureagavo ir kainos signalą ir padidino gamybą, bet paklausa nebuvo tokia didelė. Ir rinka persipildė. Greitai. Sandėliai prisipildė sūrio ir pieno miltelių, o kainos, krito žemyn. Įsivaizduokit olandų ūkininką, kuris investavo, o po kelių mėnesių kaina krenta žemiau savikainos. Košvaras. Tai ne šiaip verslo ciklas. Tai išlikimo drama, kuri kartojasi visoje vakarų Europoje ir tik paspartins silpnesnių ūkių bankrotą. Gerai, o kaip trečioji didžioji žaidėja – Naujoji Zelandija?
jie garsėja kaip efektyvūs ganyklomis paremti gamintojai. Ar jie irgi įstrigė kaip Europa, ar randa savų sprendimų? Naujoji Zelandija yra unikalioje pozicijoje. Jie yra tai, kas vadinama rybiniu tiekėju. Tai reiškia, kad jie labai lankščiai reaguoja į pasaulinės kainas. Kaip tai? Kai kainos aukštos, jie gamina daugiau, kai žemos gamyba apkarpo. Tačiau jie supranta, kad vien didinti karvių skaičių nebegali, dėl tų pačių aplinkos saugos priežasčių kaip ir Europa. Tai ką jie daro? Jie pasuko kitų kelių technologijų ir vertės didinimo. O kokios tos technologijos? Minėjai kažką apie virtualias tvoras? Skamba kaip iš mokslinės fantastikos filmo. Bet tai jau realybė. Technologija vadinasi Halter. Tai GPS antkakliai karvėms, kurie veikia kaip virtualios tvoros. Kaip tai? Ūkininkas savo planšetėje ar telefone nubrėžė virtualų ganimo plotą. Ir jei karvė bando išeiti iš jo ribų, antkaklis pradeda švelniai vibruoti, taip nukreipdamas ją atgal. Neįtikėtina. Vadinasi, nereikia jokių fizinių tvorų? Jokių. Ūkininkas sėdi savo biure, gal traktorėje, ir telefonu perstatinėja karvių kaimenę po laukus lyg kompiuterinėme žaidime. Tai visiškai keičia ūkininkavimo įvaizdį. Tikrai. Bet tai ne tik tvoros. Sistema stebi kiekvienos karvės judėjimą, sveikatos būklę, nustato, kada ji rujuoja. Ji leidžia preciziškai valdyti ganyklas. Tai didžiulis efektyvumo šuolis. Ir jie keičia ne tik kaip gamina, bet ir ką gamina, teise? Būtent. Ir tai yra esminis strateginis posūkis. Naujoji Zelandija pamažu traukiasi nuo bazinės žaliovos nenugriebto pieno miltelių eksporto. Ką gamina vietoj to? Jie vis daugiau pieno skaido į didesnės pridėtinės vertės komponentus. Didina grietinėlės gamybą, kuri keliauja tiesiai į Kinijos rinką. Ten ji beprotiškai populiari kepiniems ir burbulinės arbatos gėrimams. Įdomiai. Daugiau investuoja į sviestą. Ir panašiai kaip JAV, mato milžinišką potencialą baltymuose. Jie siekia ne tik didesnio kiekio, bet ir didesnės vertės iš kiekvieno pieno lašo. Togi jei apibendrintume. Matome pasaulį ištroškiusi pieno, ypač baltymų, bet tradicinė lyderė Europa, dūsta nuo reguliavimo. Taip. Tuo metu JAV netikėtai atranda du naujus variklius – jautieną ir svorio metimo vaistus, o lankščioji Naujoji Zelandija persijungia į aukštųjų technologijų ir aukštos vertės režimą. Vaizdas tikrai margas. Fascinuoja tai, kad visi šie procesai kelia vieną fundamentalų klausimą – apie ateities maisto saugumą. Būtent. Jei tas prognozuojamas 20 milijonų tonų pieno trūkumas iki 2035 metų iš tiesų taps realybė, kam atiteks šie vis brangesni ir vertingesni produktai? Geras klausimas. Mes stebime transformaciją, kai pienas iš kasdienio pigaus produkto virsta aukštųjų technologijų, aukščiausios kokybės maistu. Ir čia turbūt slypi didžiausias pavojus. Tiksliai. Ką tai reiškia toms besivystančiams pasaulio šalims, kurioms pienas yra ne prabangas prekė ar baltymų kokteilio sudedamoji dalis, o vienas pagrindinių ir įperkamų mitybos šaltinių? Vaikams, šeimoms. Taip. Panašu, kad kova dėl pieno ateities vyks ne ūkiuose tarp karvių ir ganyklų, tai bus kova laboratorijose, dėl technologijų, vyriausybių kabinetuose, dėl politikos ir galiausia piniginėse. Dėl to, kas galės sau leisti pirkti galutinį produktą. Ir atsakymą į šį klausimą, manau, pamatysime per artimiausią dešimtmetį.